Labą dieną, esu Raimondas Baškys, dirbu Šiaulių rajono savivaldybės tradicinių amatų veiklų organizatoriumi. Noriu pristatyti edukaciją vaikams iki mokyklinio ir pradinių mokyklų moksleiviam. Prieverpstės raštai, ženklai ir simboliai. Jos metu vaikai susipažintų su prieverpste, kas jinai tokia yra, kokie jie raštai, apie jos kilmę, kur jinai randasi, supažintumėm, kad ji pastatyta yra ant ratelio viršūnės ir kam jinai reikalinga. Vaikai susipažintų su įvairiais tradiciniais lietuviškais raštais, kurie buvo naudojami gaminti prieverpstį. Prieverpstės, aišku, droždavo iš medžio, bet mes, kadangi pradinukam, duosim susipažinti su raštais paišymo būdu. Turim įvairiausių pavyzdžių, kuriuos jie galės patys pasižiūrėję paišyti, arba trafaretus, su kuriais uždėję maždaug tokiu būdu pasiimsim, gausim po tokį ruošinuką prieverpstės ir užsidėję trafaretus nusipaišys ant jo tą ornamentą. Tuo būdu bus išlaikytos lietuviškos tradicijos, supažindinta su senoviniais tradiciniais lietuviškais raštais. Kviečiu visus susidomėjusius su šią edukaciją iki mokyklinio ir pradinukus apsilankyti edukacijoje Prieverpstės raštai, ženklai ir simboliai. Lauksime jūsų.